Sveiki, šiandien kovosime su omarais ir skruzdėlėmis. Radome kelis būdus, kaip su jais susitvarkyti. Mūsų soduose yra didelės tos problemos skruzdėlių. Pilna, niekaip neina nuo jų apsiginti. Matot, jos neša amarus, vasara karšta, sukasi lapai, netenka kas ir ko gero ir derlius mažėja ir visa kita. Štai mes dabar suradome tokių būdų. Vienas iš tokių būdų apsisaugojimo yra musgaudis. Musgaudis. Paprastas musgaudis. Štai to musgaudžio apriščia aplinkui medelį, kuolus aplinkui, kurio paremti tas medelis, kadangi pas mus čia paremtas nedideli medeliai. Ir juos nepraeina. Bando varyti. Ir viskas. Eina atgal, pirmin atgal, eina, bando eiti, limpa, paskui pradeda būriuotis. Jos kažkaip tai perduoda informaciją. Kažkaip perduoda informaciją, vis tiek pradeda. Vienas kitai. Pririšom su virvute, kad siūlau, kad nenukristų tas musgaudis. Galima plačiau, keliom juostom uždėti. Ir štai. Visus puolus aprišom puikiausiai. Tai toks vienas iš bandymų, matot, skruzdėlės susirinko į krūvelę, jau pas jos panika, buvo kelias normalus, kelias užsidarė. Bet kadangi per visą dieną, dieną kitą jaučiu, priskrenda visokių žiedadulkių, musyčių visokių, kaip matote ant šito balto, amarų galbūt užneša ir jom prasidaro tiltą pasidaro, vis dėlto jos protingos yra. Tai mes suradome dar vieną būdą. Dar kitas būdas yra štai, mes suradome beržų degutas, diogai. Mes jį gavome iš turgaus, nupirkome, realiai parduoda Baltarusija, Rusija, jo labai gana nemažai, galima ir pačiam įsivirti, internete yra receptų. Štai, labai, jisai virtas iš ko jis padarytas, iš beržų žievės. Žiauriai stiprus dalykas, smirda labai stipriai. Dvokia. Taip dvokia, kad ir mes kaip padarėm. Štai parodysiu. Užrišome paralono tokį juostelę aplinkui irgi su siūlu ir ją išmirkėm su degutu. Viskas. Realiai skruzdėlės pradėjo eiti, praeina po uostą ir bėga atgal. Ne tik skruzdėlės, bet ir aplinkui visi žmonės pradėjo tepti slides. Mums irgi smirda labai stipriai, rankos neatsiplauna, taip reikia labai atsargiai su pirštinėm daryti šitą dalyką. Bet, kaip matau, labai veiksminga ir labai padeda. Tai, štai parodysiu ant kitų medelių irgi, augaliukų. Tik uždėjo tą musgaudį ir skruzdėlės jau neberanda, kaip iš čia pabėgti. Ką daryti jiems? Užsidarė jų kelias. Štai, čia degutas. Smirda labai stipriai, bet augalui nekenkia, nes yra kaip ir smala kokia. Ir puikiausiai, jau matosi aplink medelį, nėra net skruzdėlių. Realiai galima, jeigu daug matosi skruzdėlyno vieta, galima ant skruzdėlyno užlašinti lašelį. Irgi tai jas atbaidysios, išsikraustės. Ir dar vieną būdą suradom nuo skruzdėlių, kad jas visiškai pavyzdžiui, jeigu yra šiltnamyje, tai pabarstyti truputį kaip kokia druska, pabarstyti manų kruopų arba soros kruopų. Štai. Tiek žinių. Ačiū už dėmesį. Sėkmės kovoje su skruzdėlėmis.